Bet kokiu atveju aš suprantu, kad lėktuvo perskridimai dabar pasidarė tokia rutina, kaip sėsti į automobilį ir nuvažiuoti. Ir tas naudojimas, čia biznio darbo reikalais, žodžiu, ten atostogų metu, jo. Bet man toks dabar jau įspūdis daro, kiek paklausai. O kelionė keltu vis dėlto yra kažkoks nuotykis. Ypač žmonėm, kurie vis tiek perplaukti jūrą, netgi tas žodis toks, tai ir tas sakinys toks, perplaukėm jūrą. Perskrist kažkaip ne taip skamba. Taip ir atrodo jau kasdieniškai. O perplauksi, kažkaip tai skamba kažkaip labiau romantiškiau. Aš manau, kad ne dėl to, aišku, žmonės renkasi. Aš tikiu, kad yra pas mus labai daug žmonių irgi, kurie keliauja į Skandinaviją, į darbus ir jiems tas perplaukimas yra patogus todėl, kad jie gali puikiai važiuoti su savo automobiliu, prisikravę ten daiktų savo kažkokių ir su lėktuvu tu to nepadarysi, paprasčiausiai fiziškai. Sakau, grįžtant prie to, aš pagal save galiu sakyti, jeigu norit patirti nuotykį, keliaukit jūrą. Nes bet kokiu atveju vis tiek aš garantuoju, kad viskas bus gerai. Tikrai čia nenuskęsit, bet įspūdžiai bus tikrai neišdildomi. Ir atsiminsit ilgai, vieną kartą pabandžius, turbūt norėsit ir dar.